Teikikim. Antras dalykas, aš jau nekalbu apie tai, kad Lietuvoje yra ir starovėrai, yra ir rusų daug gyvenančių, balsavusių už tą pačią nepriklausomybę, gynusių parlamentą ir taip toliau. Tai atsipeikikim, klausykit, o čia dabar kažkokia tai moteriškė, reiškia, sėdi Lietuvoje ir aiškina, ką mes turim daryti su prezidentu ir su kita valstybė. Tai čia absoliučiai pasirašau, jau pradėkit, reiškia, ruoštis, nes aš galvoju, kad mes su profesorium gal susitarsim, kaip tada jis bus, reiškia, bet čia tai viskas. Antras dalykas dėl vertybių. Žiūrėkit, esu minėjęs, man, Valdui Tutkui, vertybė yra Lietuvos žmonių gerovė ir gerbūvis. Man vertybė yra pirmoj vietoj Lietuva, o tai yra vertybė. O tą, kas skelbia valdantieji, yra melas. Atleiskit, drąsiai sakau, melas. Todėl, kad pas ponę Giedrę žiūrėjau tą, kaip tas vadinasi, programėlė elektros. Reiškia. Elektros. Jo, tai, yra Latvijoje. Jo, yra tokia programėlė, kur mes kiekvieną dieną matom, kiek ateina. Tai tuo metu, kada žiūrėjau, ne dabar, prieš kelias savaitės buvo. Tai tuo metu buvo iš Baltarusijos pas mus į Lietuvą tekėjo tiesiai laidais iš Baltarusijos. Per kažką. Ne, tai tekėjo, tai tiesiai. Tiesiai iš Baltarusijos. Tiesiai iš Baltarusijos. 300 megavatų tam momentui. Iš Rusijos 145, kaip dabar atsimenu. Iš Latvijos didžiosios elektros gamintojos 130. O mokam kažkodėl tai kelis kartus.